Tai yra mūsų gaminiai naudojami visur. Nuo palydovų, skrenda palydovų detalės iki grąžtų, kur ieško naftos 3 km gylį. Stavila prasidėjo labai paprastai. Mes būdami doktorantūrą jau baigėm, dirbom universitete, gyvenom bendrabutyje. Žmona buvo Vokietijoje, susipažinau su Štefanu, mūsų partneriu. Ir paskui atsidūrė Marijampolėje, todėl kad mano tėtė turėjo garažą. Tai tiesiog draugystės gatvėje garaže pradėjom dirbti tryse. Tai trūksta labiausiai tai motyvuotų, norinčių išmokti specialybės. Išmokti galima visko. Aišku, labai gerai, jeigu ateina žmogus jau praėjęs bendruosius metalo dirbimo kursus, kažkokias tai žinias turintis. Trūksta šitų darbuotojų ir ateityje jų trūks, tik pas mus jau staklių operatorius virsta į linijos operatorių, nes ten už nugaros stovi jau automatizuotos linijos, vienas žmogus prie 8 automatizuotų celių su robotais. Reiškia dar daugiau žinių, ne tik tai stakles valdyti, bet ir robotus, mažiau fizinio darbo, daugiau protinio darbo. Ar būtent šios specialybės darbuotojas uždirba daug pinigų? Žiūrint, kaip matuosi, manau pakankamai. Bet ką galime pasakyti, kad šita specialybė paklausi ir visam pasaulyje. Jie nėra kažkokia individuali Lietuvos. Visam pasaulyje gerų specialistų trūksta, o specialybė yra rimta.